Šolomo Aleichemo, Šolomo Aleichemo gimnazijos žydų tradicijos dorinio ugdymo mokytojas ir dalyvauju taip pat bendruomenės koordinuojamam projekte, kuris vadinasi Holokausto atminties ir istorinio teisingumo švietimo programa Lietuvoje 25-26 metais. Ir šiandien mes šito projekto ribose turime ypatingą viešnią, kuri jūs praturtins, jūsų smalsumą pastimuliuos ir akiratį labiau praplatins savo gana didelę išmintimi. Prašom dar kartą dalyviai pasitikrinkit, ar jūsų mikrofonai nėra atverti, užverkit juos, užmūtinkit, kaip sakom. Ir ta viešnia šiandien su mumis, kuri yra ir skaitys paskaitą mums, yra socialinių mokslų daktarė Dovilė Budrytė iš viena vertus JAV, Džordžijos valstijos Atlantos miesto Gwinnett koledžo ir taip pat Vytauto Didžiojo universitete. Jis yra šitų dviejų akademinių institucijų bendradarbė ir jinai jums šiandien perskaitys paskaitą apie istorinio teisingumo paieškas aplink holokausto įvykius mūsų regione ir Lietuvoje. Jinai yra istorinės atminties politikos tyrėja, vykdo eilę tyriamųjų projektų, apie ką irgi papasakos. 40 minučių truks daugmaž jos paskaita, po to bus vietos jūsų klausimams, na ir pabaigoje mes dar paskelbsim keletą būsimų dalykų anonsų. Tai visus informuoju, kad paskaita yra įrašoma. Tam, kad jūs užduotumėt klausimus vėliau, jums nereikės atidengti kameros, bet aišku, tada paprašysiu jau užduodant klausimą įjungti mikrofoną, jūsų mikrofoną. Tai mielai perleidžiu dabar žodį daktarai Dovilei Budrytei. Prašau. Ačiū labai. Iš tiesų esu be galo dėkinga Lietuvos žydų bendruomeniai, Doviliai Rukaitai už kvietimą pasidalinti šią paskaitą ir tikrai džiaugiuosi gausiai susirinkusių žmonių būrių, ypatingai kai toks gražus oras laukia ir kai taip ir toks gražus birželis. Tai iš tiesų labai ačiū visiems, tikiuosi, kad liks laiko klausimams ir diskusijai. Norėjau pasakyti, kad ši paskaita yra paremta tyrimu, kurį mes darėme draugę su Neringa Klumbytė iš Majamio universiteto ir Lietuvos istorijos instituto. Ir mes 2 vasaras, 23 ir 24 metais Lietuvoje apklausėme Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių vadovus, narius bei kitus žydų kilmės žmonės. Tai buvo 48 žmonės, apie 80 valandų interviu. Taip pat mes apklausėme ekspertus bei žmonės dalyvavusius, kuriant Lietuvos restitucijos politiką susijusią su holokaustu ir holokausto atmintimi. Tai, žodžiu, pasirinkome Vilnių ir Kauną todėl, nes tai 2 didžiausi Lietuvos miestai, kuriuose gyvena daugiausia žydų. Sutelkėme dėmesį į pirmą ir antrą pokario kartas ir netgi buvo galimybė apklausti keletą holokaustą išgyvenusių žmonių. Čia ir anksčiau tokia galimybė buvo. Dauguma apklaustųjų buvo litvakai, kurių šeimos iki Antrojo pasaulinio karo gyveno Lietuvoje ir mėginome apklausti kuo įvairesnių žmonių, įvairių socialinių bei ekonominių statusų žmonės. Na ir žinoma, kaip ir minėjau, apklausime ekspertų, kurie dirba su restitucijos politika. Tai iš tiesų buvo sudėtingas tyrimas ir mes iki šiol mėginame suprasti, ką mesgi sužinojome. Parašėme net 3 mokslinius straipsnius ir vieną dar perrašinėjome, kiti 2 pasirodys greitų laiku. Tai žodžiu, kągi mes tyrėme ir kas iš to išėjo. Mėginu aš dabar pereiti kitą skaidrę. Tai pagrindiniai klausimai yra štai šie.
Pagrindinis klausimas yra, kaip atstatomas istorinis teisingumas po holokausto globaliai ir Lietuvoje. Tai mūsų irgi buvo vienas tikslų, būtent ne tik fokusuotis ties Lietuva, bet ir pamėginti pažiūrėti, kaipgi tas Lietuvos atvejis atrodo globaliai. Na ir paminėsiu čia iškart, kad istorinis teisingumas yra gan plati savoka. Tai nėra tik ekonominiai dalykai, restitucija paprastai suprantama ir artikuliuojama kaip ekonominiai istorinio teisingumo aspektai. Restitucija tai būtent gražinimas pinigų, gražinimas kažkokių atstatymas, mėginimas atstatyti kažkokią kaltę, o istorinis teisingumas tai yra ir apie atmintį, ir apie švietimą, tai žodžiu toks platesnis tos restitucijos suvokimas. Ir nors mes mėginome fokusuotis ties ekonominiais aspektais, supratome, kad to daryti yra neįmanoma ir iškart mūsų ta savoka prasiplėtė. Ir mano kolegė Neringa Klumbytė sugalvojo labai, mano akimi žiūrint, gerą koncepciją, tai moralinių materialumų koncepcija, kuri reiškia, kad nors mes ir kalbam apie tokius dalykus kaip restitucija, kaip mėginimas atstatyti kaltę, moralės ir ekonomikos atskirti neįmanoma, kad negalima kalbėti vien apie pinigus, reikia kalbėti ir apie kitus dalykus, tokius kaip atmintis. Na, vienas, mano manimu, teoriškai įdomiausių klausimų, kuriuos mes mėginam savo rašiniuose šiek tiek paliesti ir mėginsiu paliesti ir šiandien, tai būtent daugelįje knygų, daugelįje straipsnių tyrinėjimas klausimas, ar yra teisingas būdas atgailauti ir atstatyti istorinį teisingumą, ar ne? Tai yra kaip ir tokios kelios stovyklos. Viena stovykla sako, kad kiekviena tauta, kiekviena valstybė turi savo pasirinkimą, savo būdą atstatyti tą istorinį teisingumą ir su šiomis problemomis dorotis. O kitas toks yra požiūris, kad visgi yra kažkokios tarptautinės normos, yra nuostatai, yra būdai atgailauti ir atstatyti tą istorinį teisingumą ir jų tiek valstybėms, tiek tautoms būtų gerai tų tarptautinių normų laikytis, ar ne, kad kažkoks visgi yra teisingas tas kelias ir yra blogas kelias. Na, taip pat dar vienas klausimas, kurį norėčiau paliesti šiek tiek šioje paskaitoje, tai būtent santykis tarp istorinio teisingumo atstatymo bei susitaikymo. Tai žinoma, istorinis teisingumas tai yra mėginimas atstatyti kaltę, tai buvo ir Lietuvoje, mėginimas atstatyti praeities neteisybės, kažką su jomis daryti, bet tuo pat metu, žinoma, tai yra labai sudėtingas dalykas, sudėtingas klausimas ir tai kelia galbūt šiek tiek nesantaikos visuomenėje, susipriešinimo, kaip tuos du dalykus padaryti tuo pačiu metu, kad būtų ir istorinis teisingumas, ir susitaikymas. Tai, žodžiu, norėčiau pradėti ties keliom įžvalgom. Ir būtent pradėsiu šiek tiek daugiau teoriniais, globaliniais klausimais, o po to panirsime į Lietuvos realijas ir Lietuvos politiką bei kas atsitiko su restitucija. Ne, tai pradėsime nuo tokių globalių dalykų, galbūt ir labai įdomių dalykų. Tai 21 amžiaus pradžioje, iš tiesų prasidėjus gal 21 amžiui, bet netgi ir 20 amžiui, po holokausto ypatingai matome tokius dalykus kaip naujos tarptautinės sąžinės atsiradimas. Tai apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie tokį padidėjusi jautrumą istoriniam teisingumui ir daugybę bandymų įvairiose šalyse statyti tą istorinį teisingumą. Tai kaip rašė istorinio teisingumo tyrėjas Elazaras Barkanas, vienas iš iškiliausių mokslininkų studijuojančių restituciją, tai po Antrojo pasaulinio karo ypač žinomas yra Vokietijos atvejis, kai Vokietija bandė susigrąžinti savo teisėtą vietą tarptautinėje bendruomenėje ir pradėjo atgailauti iš savo nuodėmes susijusią su nacizmo nusikaltimais ir mėginti pasiekti tą susitarimą su savo aukomis. Tai čia, žinoma, prasidėjo tas naujasis dalykas, tarptautinės sąžinės atsiradimas, ko, pasak Elazar Barkano, praeityje visai nebuvo. Na, tai nebuvo labai
sklandus dalykas, tai buvo iš tiesų labai sunkus dalykas, sunkios paieškos ir galima tų paieškų pradžią kažkur matyti gal kokiais 52 metais, kai vokiečiai pradėjo mokėti pinigus tiems, kurie labiausiai nukentėjo, tai žinoma, būtent žydams. Ir aš kalbu apie Liuksemburgo reparacijų susitarimą arba Luxembourg Reparations Agreement, į kurį buvo įtraukta 52 metais Vokietija, Izraelis ir konferencija dėl žydų materialinių pretenzijų Vokietijai. Tai ta organizacija vadinasi The Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Ir žinome, kad šis susitarimas buvo ypač aršiai ginčytas Izraelyje, buvo daug protestų prieš pinigų paėmimą iš Vokietijos, tačiau tas modelis, kurį pradėjo Vokietija, tapo susitaikymo pavyzdžių per pripažinimą ir kompensacijas. Ar ne? Tai žodžiu, čia yra labai aiški ekonominė dimensija, Izraeliui žinoma pradžioje labai reikėjo pinigų, tačiau tuo pat metu klausimas kilo, ar nusidėjėliai, žinoma, Vokietija, ar jie gali išpirkti savo kaltes, ar ne? Ir tai, žinoma, buvo didelis sąžinės reikalas. Na ir buvo kiti susitarimai tarptautiniai dėl holokausto ir teisingumo susijęs su holokausto restitucija. Paminėsiu kelis, fokusuojantis ties nuosavybę, turtų restituciją. Nes, žinoma, holokausto teisingumas apėmė dar ir teismus. Tai buvo 98 metais, pavyzdžiui, svarbi konferencija Vašingtone dėl holokausto eros turto, kurioje daugiausia dėmesio buvo skirta pagrobto meno, archyvų ir knygų grąžinimui bei istorinių užsakymų poveikiui. Ir žinoma, ši konferencija nebuvo įpareigojanti, tačiau ji susijėjo materialius dalykus, tai žodžiu pinigus su nematerialiais dalykais, tokiais kaip atmintis ir švietimas apie holokaustą. Na ir taip pat dar buvo Stokholmo tarptautinis forumas apie holokaustą, vadinamoji Stokholmo deklaracija. Kitas neįpareigojantis susitarimas 2000 metais ir tas susitarimas taip pat sustiprino tarptautinius įsipareigojimus holokausto švietimui ir atminimui. Ir tiek Vašingtono konferencija, tiek Stokholmo deklaracija padėjo pagrindus Terezino deklaracijai, kurią pasirašė 2009 metais 47 šalys, taip pat ir Lietuva, ir toje deklaracijoje buvo suformuluotos tos tarptautinės normos susijusios su holokausto teisingumu, apimančios ne tik materialinę paramą išgyvenusiems holokaustą, bet ir bendruomenės bei individualaus turto grąžinimą. Ir žinoma, tai nebuvo šis tarptautinis susitarimas teisiškai pareigojantis, tačiau buvo svarbu tai, kad tai buvo tos naujos tarptautinės sąžinės atsiradimas ir buvo klausimas keliamas tiek Terezino deklaracijoje, tiek kitose tarptautinėse susitarimuose, ar iš tiesų yra tas vienintelis teisingas kelias atgailauti, kuris susideda būtent iš atsigręžimo į savo praeitį, pareigos atminti ir ekonominių dalykų, tai būtent istorinio teisingumo aukoms, apimančioms materialinę paramą išgyvenantiems holokaustą, taip pat bendruomenėms bei individualaus turto grąžinimą. Na ir žinoma, be abejo, visiems šiems projektams, visiems šiems dalykams buvo be galo svarbi holokausto paradigma ir 21 amžiaus pradžioje dar holokaustą buvo žiūrima kaip į tokį unikalų reiškinį, kaip į didžiausią trauminę patirtį. Tačiau vėliau pradėta kalbėti ir apie kitas trauminės patirtis, kaip žinoma Lietuvos atveju vadinamą į sovietinį genocidą, ar ne? Ir tas holokausto unikalumas pranyko ir tuo pačiu metu susilpnėjo ir ta naujoji tarptautinė sąžinė, dabar yra netgi kalbų, kad jinai apskritai nyksta dabartinėme tarptautinėme kontekste. Na, norėčiau pakalbėti apie, mano manimu, dvi svarbiausias knygas, kuriomis mes rėmėmės savo tyrimų ir kurios būtent pasiūlo tokių įdomių įžvalgų apie tą tarptautinę sąžinę ir apie tą būtent teisingą kelią atgailauti, apie kurį kalbėjau. Tai, žodžiu,
tarptautinės moralės stiprėjimas reiškia, kad kartu su tikėjimu apie tą teisingą kelią atgailauti vis daugiau praktikų ir teoretikų ėmė tikėti, kad yra kažkokia teisinga formulė. Ne? Ir žodžiu, Leah David, apie kurią dabar norėčiau pakalbėti, būtent apie tai ir rašė. Jos svarbi knyga yra Praeitis mūsų neišgydys ir jinai pradėjo argumentuoti, jinai labai kritiškai žiūrėjo, tiesą pasakius, į šią naujos tarptautinės sąžinės iškilimą ir siejo ją su išprotėjusia atmintim, kad sakė, žiūrėkit, kas darosi, ypatingai 21 amžiaus pradžioje yra tiesiog per daug susidomėjimo atmintimi, visi pasidarė aukomis, visi nori tapti aukomis, visi kalba apie praeitį, apie praeities problemas ir vienu žodžiu tiesiog per daug yra to kalbėjimo ir tai iš tiesų nepadeda spręsti tikrų problemų. Na, jos pagrindinė kritika susijusi su ta naujaja tarptautinė sąžinė buvo tai, kad ji argumentavo, kad tas globalus atminties režimas paremtas holokausto atmintimi visuomet atsižvelgia į valstybės poreikius, o tai pakenkia pagrindinėms vertybėms susijusioms su žmogaus teisų pažeidimo atmintimi. Tai žodžiu, kad valstybės jos nori būti kaip ir geros tarptautinės bendruomenės narės ir tai, žodžiu, jos pačios tą praeitį kuria, pristato tarptautiniams veikėjams ir labai dažnai pamiršta pristatyti ir juodesnius puslapius, ar ne? Tai valstybės, kad jos iš tiesų šiek tiek net ir kartais užgniaužia tas lokalias atmintis ir kad tai yra negerai. Ir taip pat dar David rašė, kad būtent tas teisingas būdas atgailauti, kuris, kaip minėjau, susideda iš 3 dalių, tai būtent atsigręžimas į praeitį, pareiga prisiminti ir teisingumas aukoms, tai ji argumentavo, kad tai stiprina etninį susiskaldymą bendruomenėse. Tai Leah David, žodžiu, rašė apie kelis atvejus. Jos atvejai tai buvo Vakarų Balkanai, kuriuose ES mėgino europeizuoti Balkanų praeitį, mėgino įkvėpti lokalias bendruomenės atpažinti smurtinių nusikaltimų palikimą ir David manimu tos visos tarptautinės pastangos buvo nesėkmingos, nes sustiprėjo atmetamoji reakcija, sustiprėjo nacionalizmas ir, žodžiu, tos tarptautinės pastangos, vienu žodžiu, padaryti tai, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės, padaryti tai, kad būtų gerbiama teisinga atmintis, padarė daugiau blogo negu gero. Na ir dar kitą atvejį mėgino tyrinėti, bet mano manymu jis yra labai sudėtingas atvejis, tai būtent Izraelio ir palestiniečių konflikto atvejai, kuriame yra tiek daug kintamųjų, kad iš tiesų tai yra galbūt ne pats geriausias atvejis nagrinėti būtent tos formulės apie istorinį teisingumą, atsižvelgimą į praeitį, pareigą prisiminti teisingumą aukoms, tinkamumą, nes tai iš tiesų yra labai sudėtingas atvejis, ar ne? Na ir dar labai trumpai norėčiau aptarti kitą svarbę knygą, tai Clèche de Moulage apie pogenocidinės visuomenės, kurią rėmėmės projekte ir šioje knygoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pogenocidinių situacijų sudėtingumui. Argumentuojama buvo, kad šiuose visuomenėse veikia tikrai įvairūs valstybiniai, nevalstybiniai veikėjai, jų yra labai daug, su įvairiais interesais. Ir kaip ir David Moulage ir autoriai teigia, kad teisingumas po genocido lieka neįveikiamas. Neįmanomas patyrimas, o susitaikymas taip pat po trauminių patirčių susijusių su genocidu tiesiog gali būti neįmanomas. Ir vėlgi kritikuojama ta tarptautinė politika, kritikuojama ta tarptautinė sąžinė, argumentuojant, kad tarptautinės normos niekuomet netampa efektyvia politika. Vėlgi argumentuojama, kad valstybės savinasi tas normas, valstybės yra patys svarbiausi veikėjai. Tačiau, kas man patinka ir manau labai svarbu paminėti Moulage atveju, kad
Visgi autoriai sako, kad nors iš tiesų yra daug problemų su ta tarptautinė sąžinė, vis tiek reikia palaikyti autentiškas istorinės tiesos paieškas. Tai jų atveju jie kalbėjo apie labai tokį gal jausmingą atvejį, būtent kai Kanada bandė susitaikyti su indėnų mokyklų praeitimi, kur indėnai buvo skriaudžiami ir traumuojami. Ir buvo labai svarbu, žinoma, argumentuojama, kad išgirsti ir pripažinti vairių bendruomenių balsus ir pozicijas. Tai reiškia, kad lokali atmintis gali būti labai labai svarbi ir kad tie mėginimas susitaikyti su praeities traumomis turi būtent kilti tuo lokaliu lygmeniu. Na ir žinoma, tai siejama yra su tikro istorinio teisingumo paieškų svarba, kad tas tikras istorinis teisingumas nebus tikras, jeigu tik veiks valstybės, tarptautiniai veikėjai, o lokalėse jokio atgarsio nebus, tai visa tai nebus tikra. Ir iš tiesų negalima turbūt nesutikti, kad tikro istorinio teisingumo paieškos turi būti siejamos su lokaliais veikėjais, ar ne? Na tai čia tokie labai įdomus pastebėjimai, mano akimis žiūrint, teoriniai pastebėjimai. Dabar aš norėčiau likusį laiką kalbėti apie tokius realius dalykus, apie Lietuvos atvejo studiją, kurią mes drauge su Neringa atlikome ir Lietuvos atveju mes tiesiog norėjome labai pasiaiškinti, kaipgi tie dalykai, ta tarptautinė sąžinė, tarptautinė istorinio paieškų, paieškos, apie kurias kalbėjau, kaipgi jos yra atliekamos Lietuvoje ir būtent kas mums labiausiai rūpėjo, ką apie tai galvoja žmonės, kuriems yra tos paieškos skirtos, tai būtent žydų bendruomenių nariai. Na ir kaip minėjau, taip pat kalbėjome su ekspertais. Na, turbūt daug laiko nereikia praleisti kalbant apie istorinį foną, tai yra puikiai, manau, šiai auditorijai žinomas, tai be abejo holokaustas buvo didžiausia tragedija 20-ojo amžiaus Lietuvos istorijoje ir ką norėčiau būtent priminti šiuo atveju, kad buvo vos per kelis mėnesius, 41 metais, naciai ir jų padėjėjai, lietuvių kolaborantai nužudė apie 80% Lietuvos žydų, kad tai iš tiesų buvo labai greita smurtinė patirtis ir iš tiesų nėra buvę, kad per tokį trumpą laiką būtų žuvę tiek daug žmonių. Ir žinoma, iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos išgyveno labai nedaug Lietuvos žydų, taip pat buvo nužudyta nemaža dalis ir romų bendruomenės ir norėčiau taip pat pripažinti, kad buvo labai didelis vietinis įsitraukimas. Na, taip pat reikia pasakyti, kad nors mes gal dažnai nekalbame apie tą ekonominį aspektą susijusį su holokaustu, tačiau teko matyti nemažai Amerikos JAV holokausto memorialinio muziejaus surinktų interviu apie Lietuvą ir iš tiesų tie interviu liudija, kad vagystės buvo dažna holokausto žudynių priežastis ir neatsiejama jų dalis. Tai okupuotoje sovietų teritorijoje grobimai buvo vykdomi tiek getų formavimo metu, tiek žudynių vietose ir vietiniai žmonės būtent per tą turto grobimą buvo įsitraukę į holokaustą. Grobstymas prasidėjo vos atvykus vokiečiams ir žinoma, buvo atimamas asmeninis turtas atrenkant žmonės šaudimui, bet būdavo žinoma, kas yra brutalu be galo ir po nužudimo kūnai būdavo apieškoti, ieškant paslėptų vertybių. Ir net ir masinėse kapuose buvo ieškoma likusių vertybių. Na, žinoma, tai, ką aš noriu pasakyti, kad tas ekonominis aspektas yra labai svarbus holokausto atveju ir nors žydų turtas ir daiktai buvo pasisavinami pagal vokiečių taisyklės, tačiau buvo be galo daug plėšimų ir vagysčių, kurias atliko vietiniai žmonės ir iš tiesų nemaža dalis turto buvo pasisavinta vietos gyventojų, parduota aukcionuose ir žinoma, vietiniai gyventojai, daugiausiai lietuviai, persikėlė į namus anksčiau priklausiusiems jų kaimynams žydams, ar ne? Na, iš tiesų, aš ką noriu pasakyti, kad buvo didelis įsitraukimas į holokaustą.
paprastai, kai mes pristatome šį tyrimą, tie, kurie su mumis nesutinka, sako, na tai čia, žinoma, Vokietija buvo okupavus Lietuvą, apie kokią kaltę mes galime kalbėti. Tai pirmas dalykas, ką aš norėčiau pabrėžti, kad būtent kalbant apie grobimus ir holokaustą Lietuvoje, kad iš tiesų kalties yra ir iš tiesų buvo didelis, jeigu žiūrime per tą turtinę prizmę, didelis vietinių gyventojų įsitraukimas. Ir mūsų manimo plėšimai ir grobimai buvo labiau paplitę negu tiesioginis dalyvavimas žudant. Ir žinoma, čia pradinis elementas yra tas, kad genocidas buvo ne tik žmogžudystė, bet ir tokia intimi atėmimo bei užvaldymo patirtis. Na, kasgi atsitiko pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, galima kalbėti šiek tiek apie, žinoma, kažkokį teisingumą, nors tas teisingumas buvo iškreiptas. Buvo sovietiniai vadinamieji žydšaudžių teismai, tačiau visgi kalbėti apie tikrą istorinį teisingumą nėra prasmės, nes holokaustas buvo pristatomas kaip visų sovietinių piliečių, taip pat ir nacių fašizmo aukų nelaimė. Na ir 49 metais, pavyzdžiui, buvo uždarytas Vilniaus žydų muziejus, buvo sunaikinta daug jo turto. Išsaugotos sinagogos buvo paverstos saugyklomis ir muziejai ir paminklai šlovino Sovietų sąjungos didvyrius. Žinome, kad žudimo vietose esantis paminklai, tokie kaip, pavyzdžiui, paminklas Paneriuose ar Devintas fortas, kalbėjo apie įvairių tautybių sovietų piliečius. Nors teko visai neseniai sužinoti, kad atseit buvo keli atvejai, kuriuose buvo paminėti žydai, tačiau visgi tas pagrindinis naratyvas sovietmečių tai buvo apie nacių fašistų aukas, o ne būtent žydus ar romus. Na ir žinoma, reikia pasakyti, kad nors ir buvo kalbama apie tautų sugyvenimą, buvo žinoma ir sovietmečių nemažai antisemitizmo, tiek institucinių, tiek kasdieniniu lygiu ir iš tiesų kalbėti apie tikrąjį tokį istorinį teisingumą po holokausto istoriškai tiesiog matyt nėra prasmės. Visgi norėtųsi pasakyti, kad bandymai, tokie tikrieji bandymai, pirmieji bandymai statyti tikrąjį istorinį teisingumą buvo atstačius Lietuvos valstybingumą. Ir būtent tas istorinis teisingumas tapo raktu į valstybės atkūrimą bei kelią į Europą ir vakarus. Žinoma, prisimenant 92 metus, reikia pasakyti, kad buvo susikoncentruota ties sovietmečiu, ties vadinamuoju sovietiniu genocidu ir 2000 metais išleistas įstatymas irgi daugiausia fokusavosi ties sovietiniu genocidu. Tačiau yra svarbu tai, kad būtent kai Lietuva suprato, kad labai nori patekti tiek į Europos Sąjungą, tiek į NATO, iškart matėsi, kad kelias į tą bendruomenę, vakarų bendruomenę, nebus įmanomas be istorinio teisingumo, be holokausto atminties pripažinimo. Na, žinoma, didžiausi konfliktai, pasipriešinimas iš apačios, buvo tai, kad holokausto teisingumas buvo matomas neretai kaip projektas vykdomas iš viršaus ir ypatingai buvo nenoras pripažinti didelį Lietuvos gyventojų vaidmenį dalyvaujant holokauste. Tai ne tik žudant, kaip minėjau, bet ir plėšiant, ar ne? Manau, kad reikšmingi buvo 3 įvykiai, 3 valstybės žingsniai atstatant teisingumą ir vienas svarbiausių tų žingsnių buvo 1995 metais prezidento Algirdo Brazausko atsiprašymas Knesete Izraelyje. Brazauskas valstybės vardu atsiprašė už tuos lietuvius, kurie holokausto metu padarė nusikaltimus žydams. Ir mėginome išsiaiškinti draugę su Neringa Klumbyte, kodėlgi vyko tas atsiprašymas, dar pakankamai anksti, 95 metais. Žinoma, svarbus buvo noras priklausyti Europai, noras priklausyti
vakarų pasauliui ir tas holokausto teisingumas ir buvo raktas, kaip minėjau, tą vakarų pasaulį. Tačiau buvo svarbi ir paties Brazausko asmeninė istorija ir tai, kad jis galbūt, kiek mums teko išsiaiškinti, būtent jo santykiai su tuometinė Izraelio ambasadorė Lietuvoje. Na, tai žodžiu, svarbu buvo, kas buvo valstybės galva ir kad tas sprendimas buvo visgi priimtas. Žinoma, reikia pasakyti, kad Brazausko atsiprašymas buvo nepaprastai svarbus politinis aktas, padėjęs Lietuvos politikos holokausto atžvilgių pagrindus ateinantiems metams. Ar ne? Ir tai buvo tas pirmasis svarbus žingsnis, kuris iš tiesų Lietuvai buvo be galo naudingas, tai buvo tos tarptautinės sąžinės kaip ir išraiška. Na ir po to sekė dalyvavimas komisijos sudarimas siekiant ES ir ypač NATO narystės ir be abejo ta komisija buvo labai svarbi, tarptautinė komisija labai svarbi tyriant nusikaltimus, ypač susijusius su holokaustu. Na, taip pat reikia pripažinti, kad komisija padėjo kaip ir pagrindus istorinės tiesos paieškoms ir tuomet Lietuva draugė su kitomis valstybėmis pasirašė 2009 metais, pasirašė Terezino deklaraciją, kurioje pažadėjo, kad vykdys tuos visus įsipareigojimus susijusius su tarptautinė sąžinė ir restitucija ir holokausto atminimą, užtikrinimas ir švietimas ir pasirašysi Terezino deklaraciją 2011 metais ir 2022 metais vyriausybė įsipareigojo atkurti, kas yra mums aktualu, žydų turtą, taip pat rengti atminimo bei švietimo iniciatyvas. Tai būtent tas geros valios įkūrimas, geros valios fondo įkūrimas 2011, po to buvo įstatymas 2022 metais ir yra Lietuvos restitucijos pagrindas. Lietuva buvo iš tiesų viena iš nedaugelio Europos šalių priėmusius restitucijos teisės aktus nuo deklaracijos parengimo. Tai žinoma, 2011 metais Lietuva pažadėjo 37 milijonus eurų geros valios fondui ir buvo tikslas remti projektus naudingus Lietuvos žydų bendruomeniai, buvo rengiami įvairūs kultūros projektai, sinagogų restauravimas, na ir taip pat 22 metais Lietuvos vyriausybė priėmė pakeistą Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamo turto įstatymą, siekdama, čia cituoju, sušvelninti kai kurias istorinės neteisybės, kurios buvo padarytos holokausto aukoms dėl ribojančių, sudėtingų ir besikeičiančių pilietybės įstatymų. Kas yra svarbu apie 22 metų įstatymą, tai restitucijos įstatymą, tai buvo tai, kad šiuo įstatymu Lietuva įsipareigojo mokėti vienkartinę simbolinę išmoką reikalavimus atitinkantiems Lietuvos žydams ar jų įpėdiniams, kurių turtas nebuvo grąžintas pagal galiojančius restitucijos įstatymus. Ir buvo numatoma papildomai skirti vėlgi 37 milijonus eurų bei pakoreguota teisė į pilietybę, būtent tam reikalui skiriant nuo 5 iki 10 milijonų restitucijai. Tai buvo labai svarbus tarptautinis dalykas, tarptautinės sąžinės toksai kaip ir įsipareigojimas ir tai sulaukė tarptautinio pripažinimo. Pasaulio žydų restitucijos organizacija tai pavadino svarbiu žingsniu užtikrinti teisingumą holokaustą išgyvenusiems lietuviams ir jų šeimoms už siaubus, kuriuos jie patyrė per Antrąjį pasaulinį karą ir jo padarinius. Ir tai, žinoma, pripažino ir JAV, kuri visuomet Lietuvos atveju palaikydavo holokausto istorinio teisingumo paieškas. Na, mums buvo labai svarbu ir įdomu sužinoti, galbūt šiek tiek sekant Lia David ir Mulaš tyrimais, kaipgi visi šie žingsniai buvo atliepti lokalėse, kaip į tai reagavo Lietuvos žydų bendruomenės.
Ir vienas galbūt svarbiausių mūsų tyrimo išvadų buvo, kad holokausto aukos ir taip pat bendruomenės nariai visgi prisimena daiktus, nuosavybę kaip neatsiejamą holokausto dalį, kad tai buvo iš tiesų tai ekonominis dalykas buvo labai svarbus ir kad, žinoma, tai yra susijęs su istoriniu teisingumu, kągi daryti, kai žmonės prarado ne tik gyvybės, bet prarado ir turtą. Na, žinoma, viskas nėra susijęs su turtu, su ekonominiais dalykais. Kitas labai svarbus mūsų kita labai svarbi mūsų tyrimo dalis buvo tai, kad iš tiesų labai daug žmonių kalbėjo apie teisingos istorinės atminties svarbą ir teisingos istorinės atminties paieškas. Tai aš dabar norėčiau per likusį laiką pakalbėti iš tiesų apie žmonių nuomonės, kas buvo pasakyta ir kaip tai yra susiję būtent su tomis istorinio teisingumo paieškomis. Iš tiesų, tikrai žiūrint į naratyvus, kuriuos mes surinkome, iš tiesų galima pasakyti, kad istorinis teisingumas tikrai yra suprantamas kaip moralinis materialumas arba moraliniai materialumai, kad iš tiesų restitucija yra svarbi, tačiau lygiai taip pat svarbi, kaip ir minėjau, yra istorinė atmintis, žmonių teisės. Buvo labai neretai kritikuojama restitucija, ypatingai mes, aišku, rinkome žmonės pasisakė anonimiškai ne kartą, buvo restitucija vadinama kraujo pinigais, tai Lietuva niekada negalės atstatyti tai, kas prarasta ir tai, žinoma, kiek žiaurumo teko patirti žmonėms holokausto metu ir taip pat, žinoma, ne tik žudynės, bet kalbama ir apie turtą, ar ne? Na, taip pat buvo kalbama daug, kad ką Lietuva turi daryti, ką gali daryti, tai būtent ne tik kurti geros valios fondą, tačiau pripažinti žydų istoriją, kad būtent žydų istorija turėtų tapti ir Lietuvos istorijos dalis. Na, taip pat dar buvo kalbama apie tai, kad reikia kovoti prieš antisemitizmą. Žinoma, mūsų respondentai tuomet dar buvo 23 metais ypatingai, galbūt nebuvo tai toks tarptautiniu požiūrį žiūrint svarbus dalykas, tačiau jau kilo Lietuvoje, buvo antisemitizmo, žinoma, ir dabar tebėra, ir tai buvo suprantama irgi kaip ta kova prieš antisemitizmą kaip istorinio teisingumo dalis. Taip pat labai daug respondentų kalbėjo apie tai, kad yra svarbu atstatyti žmogiškai orumą ir svarbu yra, žinoma, tęsti švietimą apie holokaustą. Na, žinoma, taip pat reikia pasakyti, kad atminties buvo pripažįstama tai, kad visgi atminties kūrimas per restituciją, nors tai ir nebuvo iš pradžių tikėta, kad tai bus, tačiau visgi gali netyčia sukurti atskirtį tarp lietuvių ir žydų bendruomenių. Ir ypač, kaip ir minėjau, tie, kurie priešinosi, ypatingai gal iš lietuvių pusės, lietuvių diasporos pusės, tie, kurie priešinosi būtent restitucijai, kurią Lietuvos valstybė nusprendė vykdyti, argumentavo, kad atseit Lietuva nebuvo okupuotas kraštas. Ir būtent tie galbūt tos atskirtis tarp lietuvių ir žydų bendruomenės sustiprėjo. Ir netgi buvo ir pasipriešinimo pačiose žydų bendruomenėse. Iš tiesų negalima sakyti, kad visi turėjo labai vien tik gerus dalykus pasakyti apie restituciją. Buvo kritikuojama, kaip jį vykdoma ir kad nepakankamai pinigų buvo skirta Lietuvos valstybės. Iš tiesų, žmonių balsai turbūt gali pasakyti patys daug daugiau, negu aš mėgindama sintezuoti, ką jie sako. Pavyzdžiui, viena respondentė sakė, aš svajoju apie visuomenę, kuri būtų jautresnė žydams, ar ne? Ir kalbant apie tą susiskaldymą bendruomenėse, buvo kalbama apie tai, kad iš tiesų yra labai skausminga, kai žmonės
skirsto mus ir jūs, žydų istorija, tai Lietuvos istorija, vėlgi buvo kalbama apie svarbą, kad istorinis teisingumas taip pat būtų ir žydų istorijos pripažinimas kaip Lietuvos istorijos pripažinimas. Taip pat kalbėjau apie antisemitizmą, kad kova su antisemitizmu turėtų būti taip pat ir dalis istorinio teisingumo paieškų. Tai buvo sakoma, kad svarbu, kad žydai būtų pripažinti kaip lygiaverčiai piliečiai ir nebūtų siejami su visokiamis nesąmonėmis. Tai čia, žinoma, kalbama apie antisemitizmą. Na, ir buvo pabrėžiama, kad būtent žydai priklauso Lietuvai visais įmanomais būdais, kad čia jie tikrai yra Lietuvos integrali dalis. Labai greitai norėčiau trumpai papasakoti apie Lietuvos žydų teko daryti porą interviu su Faina Kuklianski ir būtent taip pat Fainas Kuklianski labai svarbi mintis buvo, kad galbūt ypatingai dėl 22 metų tie restitucijos bandymai buvo jai šiek tiek netikėti ir ji net pastebėjo, kad galbūt fundamentaliai pasikeitė Lietuvoje, gal net ir visuomenės nusistatymas antisemitų būti nebemadinga. Tačiau ji taip pat pabrėžė istorinės tiesos paieškos svarbą ir taip pat ribas restitucijos politikos, kad būtent visų problemų restitucija taip lengvai neišspręsi, ar ne? Yra žinoma ir kitų dalykų. Lengva kalbėti apie teisingą istorinę atmintį, bet mes susidūrėme su tos atminties daugiasluoksniškumu, nes pavyzdžiui, tos buvo skirtingos atmintys ir apie Antrąjį pasaulinį karą. Žmonės kalbėjo, pavyzdžiui, apie 16-ąją lietuviškąją diviziją, kodėl jinai nėra Lietuvos istorinės atminties dalimi, ar ne? Tai žinoma, čia ir pavyzdys to susiskaldimo, kai visuomenės dalis fokusuojasi ties skirtingą istoriją ir visai kitaip žiūri į 16-ąją diviziją. Na ir judant prie pabaigos, norėčiau pasidalinti keliomis išvadomis. Tai tikrai tenka pripažinti, galbūt Lietuvos atveju mūsų tyrimas iliustruoja tų argumentų apie tarptautinę moralę ribotumą. Negalima nuneigti, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos vyriausybė mėgino integruoti įvairias su holokausto teisingumu susijusias tarptautinės normas, taip pat įskaitant ir susipažinimą su praeitimi, pareigą prisiminti teisingumą aukoms, tačiau tai nereiškia, kad visgi pavyko išvengti atskirčių visuomenėje ir net pačiose žydų bendruomenėse. Tai, žodžiu, manome, kad teoriškai galima kalbėti apie dvigubą kryptingumą holokausto restitucijos atveju. Viena vertus negalima neigti, kad yra sukuriamos naujos atskirtys, bet tuo pat metu visgi reikia pripažinti, kad atstatomas istorinis teisingumas, kuriami nauji identitetai ir daroma šiokia tokia pažanga, ypatingai švietime apie holokaustą. Ir žinoma, nors Terezino deklaracijos įgyvendinimas tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų yra ribotas, tačiau politika susijusi su holokausto teisingumu funkcionuoja kaip žmogaus teisų užtikrinimo mechanizmas. Lietuvos atvejais parodo, kad istorinis teisingumas turėtų būti susijęs su socialiniu teisingumu, kad, žodžiu, būtų tuo pat metu mėginama pripažinti įvairias bendruomenės ir taip pat istorinės tiesos paieškas. Ir žinoma, yra be galo svarbus visuotinis teisingumas arba tas substantive justice, kad, žodžiu, nors ir istorinio teisingumo paieškos neapsaugo nuo konflikto, tačiau istorinio teisingumo siekimas gali būti traktuojamas kaip idealas, kurio visuomenė gali siekti. Ir Lietuvos atveju ji galbūt ir integruoja ir visuomeniai tarptautinį atminties režimą, tačiau tai iš tiesų daro demokratinių visuomenių integralia dalimi. Tai ačiū uždėmesį ir labai laukiu klausimų bei tolesnės diskusijos. Taip, paprašysiu visų, kas nori pasisakyti, taip kelti ranką per reakcijų laukelius arba pasakyti žodžiu, kas nors, kas norėtų įsijungti mikrofonus, aišku, prieš tai. Taip, prašau. Ar kas nors norėtų
Aš norėčiau, bet nežinau, Taip, prašau, nežinau kaip Vaiva. ranką pakelt. Taip, Aš bet esu gerai. Vaiva Nor... Aha, aš esu Vaiva Narušienė ir, žodžiu, savo laiku po doktorantūros stažuotėje aš irgi tyrinėjau kolektyvinės atminties ir kolektyvinės tapatybės problemas, o aš dabar ką tik gavau gido diplomą ir kaip tik turėjau galimybę patyrinėti, sakykime, vat, kaip kalbėjo profesorė bendrai apie Lietuvą, tai va ta žydų atminties problema Kaišiadorių rajone, tai aš tiesiog, na, trumpai gal pakomentuosiu keliais sakiniais, na, tai, na, irgi tikriausiai iliustruoja tą bendrą situaciją. Tai pavyzdžiui, Kaišiadorių rajone, kiek man teko, aš rengiau ekskursiją, ar ne, ir žydų kultūra, žydų istorija mane visą laiką domino. Tai įsivaizduokit, tiesiog paminėtos, kiek yra pristatyta tų paminklėlių, paminkliukų tenais, visokių atminimo lentų, nėra niekur išskyrus žudynių vietas paminėta, kad va čia buvo, na, žydų sinagoga, nu, ten, nu, pačios sinagogos tiek, kiek išlikusios tiek, bet suprantat, ten, kur buvusi žydų didžiulės tos bendruomenės žasliuose, ar ne, sakykime, Kaišiadoryse, ten nieko nėra ir ten netgi to aikštėje, kuri buvo, sakykime, žydų tos gyvenamojo rajono, ten yra atminimo lenta, kurioje nei žodelis neišnipšta apie tai, kad čia buvo vat, pagrindinė ta jų vat, gyvenimo centras to vat, miesto žydų. Ir dar vienas dalykas, aš pastebėjau, kad kaip tik aš, na, visos Lietuvos negalėčiau apibendrinti, bet, pavyzdžiui, Kaišiadorių rajone, aš gyvenu čia, aš pastebiu, kad kaip tik yra keičiama ta istorinė atmintis, atsižvelgia. Tai yra tose masinių žudynių vietose. Bet reikėtų pradėti truputėlį nuo šito. Duobės, kurios iškastos. Jaunimas, žinokit tokį dalyką, juose ir šaudė. Ir mes nebereikalo stovim šitoj vietoj, nes visai nesenai aš turėjau visai kitą seminarą, mes turėjom apie Romus su tautinių mažumų departamentu ir aš turėjau gidę, kuri šitą muziejų dirbo 10 metų ir net pati atlikinėjo tyrimus. Neringa Latvytė. Ir jinai papasakojo labai įdomų dalyką. Už jūsų yra griovys. Matot, jis yra autentiškas. Nors mes kalbam apie 80 metų atgal. Tai šitie grioviai jungia duobes. Tik jie buvo labai gilus. Jie buvo poros metrų gylio ir maždaug 1,5 metro pločio. Rasa ir kiti, aš paprašysiu, kad kai jūs norite įsiterpti, praneškit prieš tai, kad nebūtų sumaišties, kad nebūtų viens ant kito kalbėjimo, prašau. Gal čia prieš tai kalbėjusi kolegė dar nori kažką pridurti? Taip, jaunoji tyrėja. Ok, galbūt čia jau yra pauzė, kuri reikalauja jūsų, Dovilė, atsakymą, prašau. Na, iš tiesų, labai ačiū už pastebėjimus, ypatingai esu dėkinga Vaivai Narušienei už pastebėjimą ir aš, aišku, kalbėjau gal šiek tiek tokių daugiau teorinių lygmenių ir kalbėjau apie ir visą Lietuvos tiek atvejį, tiek tą valstybinį lygmenį ir tie, kas vyksta globaliai, nes vyksta ir, žodžiu, ir tie tyrimai kitų atvejų, bet aš iš tiesų, manau, jūs labai teisingai pastebėjote, kokia yra svarbi ta lokali atmintis. Ir dėja, tikrai manau, kad ir mes iš savo respondentų tą irgi nekartą išgirdome, kad visgi yra negerai, jeigu atmintis yra susijusi vien tik su holokaustu, vien tik su žudynėmis, vien tik su trauminėmis patirtimis, kad reikia, žodžiu, visą žydų istoriją integruoti į Lietuvos istoriją. Tokių nuomonių buvo pasakyti. Ir aš manau, kad tai yra iš tiesų labai svarbu, kad lokalėse, kad visuose miestuose, ne tik Vilniuje ar Kaune, kad būtų, žodžiu, tos lokalios iniciatyvos atstatant žydų istoriją, integruojant visą žydų istoriją į Lietuvos istoriją, nes to iš tiesų dar nėra. Ir iš tiesų labai neretai vyksta kažkokie renginiai, minėjimai ir ta Lietuvos istorija labai neretai
būna fokusuojasi ties, partizanais ar fokusuojasi ties nepriklausomybės kovomis, bet būtent svarbios žydų istorijos, žydų kultūra būna visiškai ištrinta ir tai dar dėja tebėra. Ir dėl to galbūt reikia kalbėti apie tą iš tiesų tikrąjį istorinį teisingumą ir tas tikrasis istorinis teisingumas tai nėra kažkoks pametėjimas ten kelių milijonų restitucijai. Tikrasis istorinis teisingumas ir būtent yra ta identiteto kaita, kai mes suprasime, kad čia yra ir mūsų istorija, ir tos lokalios istorijos, ypatingai lokalėse, kad jos bus integruotos į visos Lietuvos istoriją. Tai čia yra iš tiesų tikrai su jumis visiškai sutinku, labai ačiū, kad pasidalinot ir tai yra tikrai labai svarbu. O jeigu galima, aš dar labai trumpai kelius sakinius. Vat, aš buvau Birželio 14 renginyje skirtame partizanam ir tremtiniams, gegužinėje, čia irgi Kaišiadorių rajone. Ir aš pastebėjau labai, tiesiog buvau sukrėsta. Tiesiog keičiamas, žinokit, istorinės atminties tas diskursas. Ir buvo kalbama, kad, taip atėjo, ten buvo spektakliukas toksai, bet jisai buvo parinktas taip, kad, rusai čia blogai, tos aktorės tikrai labai gražiai taigiai vaidino, rusai yra blogai, čia atėjo, ten taip. Ir vokiečių kareiviai buvo toksai aukšti, tiesus, ten atjojo per ežerą, burokėlio nenuminė. Ir aš, žinokit, pašiurpau, todėl kad ką tai reiškia tas diskursas? Tai reiškia, kad vokiečiai jie nieko blogo nedarė, pala. Tai kur mes einam, tai nebuvo nei holokausto, nei nieko nebuvo. Tai, žinokit, čia yra subtilūs dalykai, bet aš manau, kad čia jie yra, čia nusikaltimas, tokius dalykus leisti per minėjimus ir tai yra istorinės atminties keitimas vien dėl to, kad galbūt Vokietija yra dabar mūsų NATO sąjungininkė, ar kaip čia? Čia irgi įdomus pastebėjimas yra, bet ir pačioje Vokietijoje reikia pripažinti, kad ilgą laiką iš tiesų užėmė tas dalykas, kol jie pripažino tą savo kaltę, tai nebuvo vien, bet Vokietijoje tas režimas, žodžiu, Vokietijos kalties, kaip ir pasakyti, prieimimą irgi silpsta, bet yra iš tiesų labai labai svarbu, kaip jūs ir sakot, kovoti už tą istorinę tiesą ir neretai iš tiesų praėjus daugeliu metų norimas kažkaip pakeisti tas diskursas, galbūt šiek tiek pagražinti praeitį ir daromi tokie dalykai. Tai žinoma, kaip jūs ir sakot, labai teisingai pastebėjot, kad tai yra nusikaltimas, kad tai yra tiesiog nusikaltimas prieš istorinį teisingumą, nes istorinio teisingumo viena svarbiausių dalių tai ir yra istorinė tiesa. Ir jeigu mes pradėsime balinti tą praeitį, kad viskas buvo gerai Antro pasaulinio karo metais, kad jokių nusikaltimų nebuvo padaryta vokiečių ir jų talkininkų lietuvių, tai žinoma, gero, tai tikrai tai yra demokratijos silpninimas ir tai yra pavojingas dalykas. Taip, Giedrė dar Miežėtienė, jeigu aš teisingai perskaičiau, nori pasisakyti. Prašau, Giedrė. Labai sveiki, neina kameros įjungti. Tai aš esu gidė ir aš jau seniai manau, kad apie holokaustą kalbant ir nuvedant žmonės prie tų vietų, kur jie buvo nužudyti, yra neįdomu, nes tai yra kalbama apie kažkokius nuasmenintus žmonės. Pirmiausia, reikia kalbėti miestelyje apie tuos žydus, kurie tame miestelėje gyveno, ką jie veikė, kuo užsiėmė, kaip bendravo. Ir tada tie žmonės tampa tartum savi ir taip yra daug įdomiau. Nes ten nueiti prie žudynių vietos, nunešti akmenuką, tai yra tikrai neįdomu ir tikrai, nes aš orientuojuosi į mokinius, tai nesudomins. Tai nebūtinai turi būti lentelės ten prie kiekvieno namo ar ko, nes yra nuotraukų su žydų šeimomis ir galima labai įdomiai pravesti ekskursiją, įtraukiant visokius stereotipus, kažkokias klausimus apie žydų tradicinės šventės, gal jie žino, apie maistą. Tai manau, kad kažkokių nei lentelių reikia, nei ko, o galima labai kūrybiškai tiesiog supažindinti su tą žydų istorija. Tai va tokia mano nuomonė. Prašau, Dovilė.
Manau, kad iš tiesų jūs paliečiate labai svarbų klausimą, koksgi tas yra efektyvus švietimas apie žydų istoriją. Ir aš kaip ir minėjau, kad tai tikrai neturi būti vien tik apie holokaustą. Na, teko dalyvauti irgi nemažai visokių renginių apie holokausto švietimą. Ir norėjau pasakyti, kad kartais tas holokausto švietimas, kai žmonės pradeda taip tikrai labai nuoširdžiai kalbėti, kartais gali atnešti blogų rezultatų, jeigu jis yra daromas neteisingai. Ne? Ir man atrodo, kad jūs ir kalbėjot, kad kartais gali tiesiog susiformuoti kaip ir atmetimo reakcija, vis apie skausmą, vis apie kentėjimą, bet iš tiesų, jeigu mes pradėme kalbėti apie žmonių istorijas, apie žmonių gyvenimus, apie tai, kas yra labai svarbu ir kas siejasi su mūsų ką tik vykusią diskusiją, kad šie žmonės tai yra šio miestelio, šio kaimo, šios vietovės dalis, kad jie čia buvo, čia jie gyveno, čia jie turėjo savo gyvenimus, turtingus gyvenimus, kad jie praturtino to miestelio, tos lokalės gyvenimą. Žodžiu, iš tiesų tai ir yra galbūt švietimas apie holokaustą, bet tai yra geras ir toksai efektyvus švietimas, būtent kalbant apie žmonės, apie jų istorijas ir apie jų gyvenimus. Tai aš iš tiesų manau, kad čia teisingai pastebėta, nes kartais iš tiesų, čia kaip ir minėjau tą knygą apie Leah David, Leah David irgi panašiai argumentuoja, kad holokausto švietimas gali būti labai nesėkmingas ir labai neefektyvus, kai yra tiesiog, jinai, kaip ir minėjau, jinai tą frazę naudoja išprotėjusi atmintis, kad yra per daug apie tai kalbama, per daug apie tai galvojama, tačiau reikia, mano manimu, būtinai reikia kalbėti ir apie holokaustą, ir apie praradimus, tačiau reikia rasti sėkmingus, efektyvius būdus, kaip apie tai kalbėti, ir ypatingai su mokiniais. Tai yra labai svarbu. Aš ir pati dėstau ir žinau, kad galima padaryti kartais daugiau žalos negu naudos, jeigu neteisingai kalbėsime apie tos tokias trauminės patirtis kaip holokaustas. Tai iš tiesų yra labai svarbu, gyvi pasakojimai, gyvos istorijos, gyvi žmonės, tarsi atgaivinant tos žmonės bei jų pasakojimus, tai manau, kad iš tiesų yra labai svarbus ir geras prieimas tam, kad išvengtume tų problemų, apie kurias kalbėjome. Tai prašau, dar kas nors norėtų? Dabar jau čia besikreipiančių nematau. Mūsų laikas eina į pabaigą, tai gal, Dovilė, jūs norėtumėt užbaigiant apibendrinti. Tai kokį čia istorinio teisingumo ar bendrą moralinį galbūt mūsų visuomeniai balansą santykė su šitą atmintim mes galėtume toliau plėtoti? Na, aš manau, kad yra iš tiesų tos istorinio teisingumo paieškos būtinos, nors jos yra ir labai sunkios ir galbūt kartais einama tikrai į pavojingą pusę, kai mėginama, kaip ir kalbėjome šioje diskusijoje, mėginama iškreipti istoriją, tai manau, kad nors ir yra labai sudėtinga ir nelengva ieškoti istorinio teisingumo, visgi tai daryti yra būtina, kartais galimos klaidos, tačiau visgi norėčiau pabaigti ir taip pat galbūt dar kartą priminti kelias mintis, kurios kilo diskusijose, tai kad yra iš tiesų labai svarbu, be galo svarbu žydų istoriją, tikrų žmonių istoriją įtraukti visos Lietuvos istoriją ir tai yra labai svarbi istorinio teisingumo dalis. Ačiū Jums labai, Dovilė, ačiū visiems labai dalyvavimas, bet prieš atsisveikindamas visiškai, aš noriu tik tai labai trumpą anonsą visiems pasakyti, kad šių metų Liepos mėnesį jau neužilgo, 4 valandą, 1 valandai mes vėl turėsim Vilniaus laikų paskaitą daktarės Budrytės kolegės, daktarės Neringos Klumbytės, kartu su vėlgi Dovile. Vėl aš moderuosiu ir tai kaip tik bus paskaita apie tos minėtus holokausto daiktus. Kaip genocidas, nuosavybės grobstymas ir istorinis teisingumas po holokausto plėtojosi kaip atmintis, kaip patirčių pynė Lietuvoje. Ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū šios paskaitos rengėjams. Įrašą jūs galėsite rasti Lietuvos žydų bendruomenės YouTube paskyroj
Dėkui visiems. Ačiū Jums. Ačiū Jums.